Sveiki. Kiekvieną savaitę bendraujant su dešimtimis naujų kompanijų ir ieškant geriausio sprendimo personalo atrankai, susiduriam su įmonėmis, kurios anksčiau niekada nedirbo su agentūra. Todėl šiandieną noriu pasidalinti keliais patarimais, kurie padės lengviau surinkti personalo atrankų partnerius. Pirmas patarimas būtų susijęs su tuo, kiek agentūra specializuojasi tam tikroj srity. Kaip pavyzdys, jeigu ieškote finansų žmogaus, kiek patirties agentūra turi finansų srity, samdant tokius specialistus sėkmingai, kaip atrodo jų atrankų krepšelis, su kokiom įmonėm dirba. Kaip pavyzdį galiu pateikti mūsų skaičius, tai pernai metais tokių žmonių samdėme sėkmingai daugiau negu 300, todėl tikėtina, kad tikrai turėsime kiekvieną apskaitos specialistą savo duomenų bazėje. Kitas svarbus aspektas dirbant su agentūra yra žmogus, kuris bus jūsų reprezentacinis veidas kaip organizacijos ir kuris tą atranką jums darys. Labai svarbu, kad atrankų konsultantas gebėtų ne tik tai surasti tinkamą kandidatą, bet taip pat pakonsultuoti jūsų vadovus, nukreipti, papasakoti, kaip atrodo darbo rinkos situacija, kiek esat konkurencingi su savo pasiūlymu ir kokius kandidatus mes jums galime atvesti. Mūsų kompanijoje mes turim 68% konsultantų, kurie atrankų srityje dirba 3 metus ir daugiau, tad tikiu, kad tikrai gebės ne tik surasti talentą, bet taip pat pakonsultuoti vadovą tinkamai. Dar vienas dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį, tai yra kaina. Taip, kaina yra svarbu, bet dažniausiai susitikimų su klientais metu mėgstu paklausti, kas be kainos yra dar vienas iš elementų, pagal ką rinksitės partnerius. Tai labai rekomenduočiau atkreipti dėmesį į kainos ir kokybės santykį, kasgi po to slepiasi. Tai vadinasi, kaip mes reprezentuosime jūs kaip organizaciją, kokią patirtį kursime kandidatui, kuris atkeliaus į interviu, kokią žinutę bendrai nešime į rinką, kuriant jūsų kaip darbdavio įvaizdį. Na ir apibendrinant turbūt, ką rekomenduočiau, tai renkantis atrankų partnerius prisiminti, kad tai bus ne tik tai tie žmonės, kurie suras, pasamdys, bet taip pat tie žmonės, kurie bus jūsų ilgalaikiai partneriai. Ačiū visiems, kad klausėte.